too sexy for this song. 10 valandų ir 7 minutės ryto kelyje paskutinioji valanda prieš akis, o ją mes pradedame kartu su studijos svečiu, Autoplius LT plėtros vadovu Matu Buzeliu. Sveikas gyvas, Matai. Labą dieną. Tai žvelgėme į praėjusius metus, pristatėte savo Autoplius LT barometrą apie tai, kaipgi vyko prekyba, ypač naudotais automobiliais, apie juos kalbant. Tai kokie tie metai buvo praėjusiai lietuviams naudotų automobilių rinkos specialistams? Tai žiūrint į visus metus kaip į automobilių rinkos metus, tai metai buvo puikus iš tikrųjų. Jie nebuvo tokie geri, kokie buvo, sakykime, 2014 metai, nes pagal visų sandorių skaičių dar atsiliekame maždaug 2000 sandorių. Tačiau 2016 metais visoje Lietuvoje buvo įvykdyta maždaug 390 000 sandorių. Tai yra pakankamai didelis skaičius, rodantis, kad prekyba automobiliais iš tikrųjų yra stipri ir ta Lietuva neveltui vadinama, galima sakyti, automobilių šalimi. Matai, 390 000 sandorių, tai čia jau įeina ir naudoti, ir nauji automobiliai, pirkimo pardavimo sutartys faktiškai tiek kartų užpildytos. Taip, teisingai. Tai čia yra, šitas skaičius sudaro, tai visi sandoriai, kurie buvo sudaryti tik Lietuvos rinkoje, reiškia, nei papildė autoparką, nei nauji automobiliai neįtraukti. Tada kitas yra parametras, tai yra iš užsienio įvežti automobiliai. Tokių beje buvo 123,4 tūkstančio, tai iš tikrųjų yra pakankamai nemažai ir daugiau nei 6,5% daugiau nei pernai metais. Ir taip pat į skaičių įtraukiami yra nauji automobiliai. Tai nauji automobilių prekyba šiemet, tiksliau praėjusiais 16 metais, augo beveik 5%, 19%. Bet tai skaičius įspūdingas, 400 000 beveik sandorių, tai taip, ta automobilių ėjimo iš rankų į rankas dinamika nemenka. Nemenka iš tikrųjų, sukasi apyvarta ir kalbant apie apyvartą, tai taip pat stebime, kad 16 metais užfiksuota apyvarta yra 1,82 milijardo eurų. Tai yra maždaug 13,2% daugiau negu 15 metais, arba, jeigu taip paversti skaičiais, 212 milijonų eurų didesnė apyvarta negu... Čia vėlgi skaičiuojant visus tos sandorius, kuriuos tu pats paminėjai, 390 000. 2 milijardai beveik eurų. Beveik 2 milijardai eurų. Tai nemenki skaičiai ir kalbant apie tuos 123 000 čia automobiliai, kurie pirmąsyk į Lietuvą atkeliavo ir pirmąsyk buvo registruoti. O kiek, Matai, yra tų sandorių, kuomet žmogus žmogui, taip sakant, lietuvis lietuviui parduoda automobilį? Žmogus žmogui. Tai sandorių, kurie įvyko vietinėje rinkoje, yra 244,3 tūkstančio. Tai tiek automobilių buvo perduota, kaip jūs sakote, iš rankų į rankas. Tai galime vėlgi palyginti šitą skaičių su visų Lietuvos autoparku. Tai gruodžio mėnesio duomenimis Lietuvos automobilių parke buvo 1 360 maždaug tūkstančių automobilių. Tai ketvirtadalis keičiasi beveik, taip sakant. Savininką pakeičia. Penktadalis jo keičiasi, tai iš tikrųjų pakankamai nemaža dalis. O kaip apskritai, Matai, iš jūsų statistinių duomenų dažnai lietuviai yra linkę pakeisti tą savo automobilį? Kiek tas vidutinis amžius, kiek važinėja žmogus mašina? Esame darę apklausas ir matavę, tai siekdami sužinoti, koks yra populiariausias tas periodas, kada kas kiek laiko žmonės keičia automobilį, sakykime. Tai didžioji dalis apklaustųjų, aš dabar tiksliai nepasakysiu kiek ten procentų, bet didžioji dalis atsakė, kad jie keistų automobilį kas 4 arba 9 metus. Intervalas toks yra be galo didelis, labai didelis intervalas, tačiau mes jį tokį parinkome dėl to, kad norime palyginti nepamenu ar 16 ar 15 metų duomenys su 11 ar 12 metų duomenimis ir pamatėm, kad nelabai tas dalykas keičiasi, jie tokie konservatyvūs, taip išeina pirkėjai, bet darome tokią prielaidą, kad maždaug lietuvis vidutiniškai per savo automobilio, kaip čia pasakyti, per visą laikotarpį, kada jam automobilis priklauso, jisai nuvažiuoja maždaug nuo 100 iki 150 tūkstančių ir galima daryti tokią prielaidą, kad keičia automobilį vidutiniškai kas 5 ar 6 metus, jeigu taip jau susiaurinti tą intervalą. Tai jeigu kilometražą taip irgi vardinus, tai maždaug nuvažiuoja daugiau nei 100 tūkstančių ir jau nusprendžia, kad užteks, išsėdėjau jau šitą mašiną ir reikia kitos man kažką. Galima ir taip sakyti, jo. Žmonės
iš tikrųjų žmonės automobilius keičia. Tai kai kurie, beje, kalbant apie keitimo priežastis, tai didžiausia priežastis buvo ta, kad atsibosta automobilis elementariai. Tai Važinėjai ir nusibodo. Pats matai, kiek laiko jau su dabartiniu automobiliu, kurį turi važinėjai. Skaičiavai? Kiek daugiau nei metus. Kiek daugiau nei metus. Tai irgi nedaug. Nedaug. Aš esu linkęs pakeisti automobilį vėlgi dėl lygiai tos pačios priežasties. Nusibosta. Praščiausiai atsibosta. Na, aš kažkaip dabartinį, kurį turiu, tai jau dabar skaičiuoju, kad jau tuoj 3 techninė apžiūra grėsia. Tai kažkaip būna kartais įsėdi ir sėdi ilgiau, bet dažniausiai matyt nutinka taip, kad tikrai nusibosta. Jo labiau pasiūla yra tikrai didelė dabar tų automobilių. Be abejo, pasiūla yra tikrai didelė. Ta prasme, tiek pačioje Lietuvos rinkoje, sakykime, vien per mūsų skelbimo portalą autoplius.lt, tai vien tenais galima rasti beveik 30 000 automobilių naudotų. Tai iš tikrųjų tikrai yra iš ko rinktis. Žinoma, negalime lygintis su Vokietijos rinka ar kitų Europos didžiųjų šalių, tačiau rinktis yra iš ko. Žinant tokį šalį, Vokietija, Lietuva, čia vien geografiškai pažiūrėjus į žemėlapį, mes turim žemėlapį, tai Vokietija yra pažymėta, o Lietuva yra išnaša su vienu skaičiuku ten kažkur. Tai žinai, atrodo visai kitokie dalykai. Prie tų automobilių, kuriais lietuviai labiausiai mėgsta važinėti, tai ar mes vis dar tautovežios ir galiai tokie esame? Taip, jeigu mes dabar žiūrėsime, sakykime, į tuos sandorius, kurie buvo padaryti šalies viduje, tai kaip jūs sakėte, žmogus iš rankų į rankas kitam perdavė, tai pats populiariausias modelis buvo Volkswagen Passat. Čia kiekvieną metų ketvirtį praktiškai tas modelis nesikeičia, jis išlieka pirmoje vietoje, tačiau ką stebime taip pat, kad auga tų tokių kiek geresnių, vadinamų premium segmento automobilių paklausa. Čia kalbant ir apie naudotus automobilius. Čia tik apie naudotus, taip. Tai, sakykime, antroje arba trečioje vietoje yra atitinkamai Audi A6 ir Audi A4 automobiliai. Tai ketvirtoje vietoje yra BMW 5 serija. Reiškia, žmonės vis daugiau nori išlipti iš tų, nežinau, ar teisinga vadinti tautovežių, bet iš Passatų nori išlipti ir atsisėsti į kažką, kas galbūt yra minkštesnis automobilis, turi daugiau galios. Bet vis tiek, nepaisant to, kad keičiama klasė, galbūt prabangos lygis, bet nemažėja lietuviai, nemažėja. Nemažėja, auga Passatų, sakykime, pardavimai. Paskutinį praeitų metų ketvirtį, lyginant su 15 metų tuo pačiu laikotarpiu, tai jie netgi augo 12,7%. Tai vėlgi rodo, kad lietuviai iš tikrųjų yra konservatyvus ir didelių kažkokių drastiškų pokyčių čia tikėtis šitoje vietoje tikrai nereikėtų. Su Matu Buzeliu, Autoplius LT plėtros vadovu, mes kelyje eteryje šiandien šnekučiuojamės, kalbame apie tai, kokiegi metai buvo žvelgiant į automobilių tiek naudotų, tiek naujų rinką. Padarom trumpą pertraukėlę ir netrukus grįšime. Rytą kelyje mes leidžiame kartu su Autoplius LT plėtros vadovu Matu Buzeliu. Matai, taip plačiai mes apkalbėjome 2016 metus, praėjusius, kasgi tenais dėjosi su naudotų ir naujų automobilių rinka. Visgi, lietuviai, tie, kurie mėgsta nors ir didelius automobilius, bet kažkaip, kad jie būtų ekonomiški. Dėl to mes renkamės dažnai dizelinį automobilį, ar ne? Kaip tos kuro pasirinkimas, žinant tai, kad benzino kaina buvo taip pamažėjusi. Ar mes persėdom į benzininius automobilius labiau ar nelabai? Nelabai. Vis tiek dizelis. Jeigu trumpas atsakymas, tai nelabai. Dabar žiūrint, ką mes lyginsime. Jeigu kalbėsime apie, sakykime, įvežtus automobilius iš užsienio, tai tuos 123 000 sandorių, tai net 77,8%, reiškia 3 iš 4 automobilių įvežtų iš užsienio buvo dizeliniai. Ta dalis susitraukė labai maža 1,1% punkto dalimi, tai praktiškai nesikeičia. Ir visose Baltijos šalise dizelinas yra paėmęs viršų stabiliai. Benzininių automobilių dalis Lietuvoje įvežtų automobilių dalis sudarė apie 18%. Tai labai mažai tų benzininių įveža. Ir, bet įdomu tai, kad neveikia, sakykime, tiek tas ir pasaulinis Volkswagen skandalas ir iš aplinkos klindančios žinios, kad tai vienas miestas, tai kitas, kokį ten iš Europos uždraudė dizelinų važiuoti automobiliams. Vis tiek mes kažkaip galvojam, kad dizelis yra mūsų draugas. Kol kas, aš manau, dar artimiausius kelis ar netgi visą 10-metį dizelinas gali būti tikrai mūsų draugas, nes visų pirma, neturime Lietuvoje jokio taršos mokesčio.
jokios tokios sistemos neturime. Europos Sąjungoje yra 8 valstybės, kurios neturi taršos mokesčio. Bet sakykime, ta pati Vokietija jį turi. Tas mokestis nebūtinai turi būti didelis, nebūtinai tuo mokesčiu reikia skatinti žmonės ir toliau, kaip sakant, emigruoti iš Lietuvos, ar ne. Vėlgi jis turi būti labai protingai suprojektuotas. Pats modelis mokesčio, kadangi gali paliesti tą pačią mažiausias pajamas gaunančių žmonių dalį, kurie tikrai neturės iš ko rinktis. Jie negali tiesiog imti ir parduoti savo seną, sakykime, automobilį ar ten Audi 80 ar kažkokį kitą panašų ir pardavę tą automobilį nusipirkti naują arba ten kokį hibridinį. Bet tokių visokiausių įvairių aspektų yra, juos būtina atsižvelgti jau galvojant, kaip suprojektuoti tokį mokestį. Užsiminėjai, Matai, apie hibridus. Kiek ta alternatyvios energijos tokie automobiliai populiarėja ir ar fiksuojat, kad jų būtų įvežama daugiau ir sandorių perkant juos daugiau? Jų įvežama iš tikrųjų kasmet, netgi kas ketvirtį, po truputį daugėja jų dalis. Daugėja kodėl? Visų pirma, dėl to, kad tie patys pirmos kartos Toyota Prius, kurie rieda, sakykime, mūsų gatvėse, dabar labai populiarius automobilis tarp taksi vairuotojų. Žmonės pastebi, kad nėra to tokio nusidėvėjimo, koks buvo prognozuojamas toms baterijoms. Tai netgi ten po 10 ar 12 ar kiek metų tos baterijos puikiausiai veikia ir automobiliai rieda, eksploatacinės išlaidos yra išties ženkliai mažesnės negu dizelinių automobilių. Netgi, jeigu kai kurie pažangesni automobiliai turi tą vadinamą energijos regeneracijos sistemą stabdant, tai su vienu stabdžių trinkelių komplektu galima ir 100 000 kilometrų nuvažiuoti, tačiau jau reikia žinoti, kada jau, kaip manipuliuoti tos energijos regeneracijos sistema. Tai reikia mokėti važiuoti, taip sakant, hibridų, nes tai yra irgi subtilus dalykai. Kalbant, Matai, apie mūsų kaimynus, latvius ir estus, kaip mes jų kontekste atrodome? Ar mes esam karaliai, kalbant apie naudotus automobilius? Taip, mes esame karaliai ir bene geriausias skaičius pabrėžintis, kaip stipriai mes skiriamės nuo Latvijų arba Estų, tai yra kiek automobilių buvo įvežta iš užsienio 1000 gyventojų. Tai sakykime, Lietuvoje 1000 gyventojų atiteko 43,3 įvežtų automobilių. Tuo tarpu Latvijoje ir Estijoje atitinkamai vos 24 ir 20. Tai per pus mažiau. Vos ne per pusę mažiau, taip. O čia aišku sunku pasakyti, bet ar tie visi įvežti automobiliai taip ir nugula Lietuvoje, ar jie galbūt pervežami vėl į tą pačią galbūt Latviją ir Estiją? Ar čia sunku tokius skaičius įžvelgti? Iš tikrųjų sunkoka, bent jau kol kas tai iš registravimų taip nefiksuojame, neimame ir nematuojame. Supratau. Apie tos populiariausius automobilius Lietuvoje aš matau, kaip sakoma, vėlgi, tas Volkswagenas neužleidžia pozicijų, o kaimynai, kaip jie tuos automobilius myli? Ar mes esam panašus su latviais ir estais? Taip, jeigu žiūrėsime pagal populiariausius tuos naudotus automobilius, kurie buvo parduodami vidinėse rinkose šalių, tai, sakykime, Estijoje taip pat Volkswagen Passatas yra pirmoje vietoje. Latvijoje situacija truputį kitokia. Pirmą ir antrą vietas užima Audi A4 ir Audi A6. Ir netgi yra tokia tendencija, kad kuo toliau į šiaurę, sakykime, Baltijos šalių atžvilgių, kuo toliau į šiaurę, tuo daugiau automobilių dešimtuke yra būtent prestižiniai arba to vadinamo premium segmento. Tuo mažiau ekonominių automobilių lieka dešimtuke. Taip. Bet čia kalbant apie naujus automobilius ar apie naudotus? Apie naudotus. Visgi yra premium segmentas išlieka. O ar galima pagalvoti, kodėl tuomet, premium segmentas? Ar tie automobiliai kažkokie tai geresni? Ekonomiškumo matyt faktorius čia nelabai veikia. Be abejo, turbūt pats didžiausias faktorius, prie kurio galima rišti, tai yra pragyvenimo lygis. Tai, sakykime, su tokia valstybė kaip Estija mums konkuruoti bet kuriame pjūvyje yra be galo sunku, nes skirtumai yra milžiniški. Sakykime, jeigu kalbėsime apie naujų automobilių nupirkimus, tai Estai, priešingai nuo lietuvių arba nuo latvių, jie žymiai didesnę naujų automobilių dalį nuperka kaip privatus asmenys. Tai jeigu Lietuvoje mes džiaugiamės, kad
vos ne kas 5 ar kas 4 automobilis atitenka privačiam, naujas automobilis, tai Estijoje kas 3 atitenka privačiam vairuotojui. Tai toks pakankamai didelis skirtumas reiškia, kad automobilius perka ne tik verslas, bet ir patys gyventojai. Reiškia, jie uždirba tokias tiek pinigų, kad gali įsigyti naują automobilį. Na ir čia matyti didžiausia, nes Lietuvoje prie automobilių parko naujumo labiausiai prisideda verslas. Jeigu užsiperka naujų automobilių, tai ir keičiasi autoparko amžius. Jeigu ne, tai taip ir liekam prie 15 metų. Taip. Tarp kitko, kalbant apie tą patį autoparko amžių, tai vėlgi galima pabrėžti pačią pagrindinę problemą. Tai, sakykime, per praeitus metus į Lietuvos automobilių parką papildė per maždaug 70 000 naudotų automobilių, kurių amžius buvo nuo 11 metų. Tai reiškia, pakankamai didelė dalis iš įvežamų automobilių yra seni automobiliai. Ir vidutinis Lietuvos automobilių parko amžius yra maždaug 15 metų. Tuo tarpu ES vidurkis siekia apie 10 metų, 9,8, jeigu nesiklysiu. Tai mes 5 metais vyresni. Mes 5 metais vyresni ir ta tendencija, jinai visiškai eina link senėjimo. Ir Europos Sąjungoje, ar ne? Taip, ir Europos Sąjungoje. O tai dėl ko tuomet matai irgi ar tas jau automobilio, nežinau, kokybė pagerėjo, ar gyventojai ir to automobilio turėtojai pakankamai džiaugiasi jo, kalbant matyti apie jo ir ekonomiškumą ir visas kitas savybės? Čia, jeigu mes kalbėsime dar apie vidutinį amžių, tai kodėl jisai nesikeičia, tai kita yra problema ta, kad nėra jokios automobilių utilizavimo schemos. Apskritai pasaulyje yra keletas valstybių, ne keletas, turbūt kelios dešimtis valstybių, kur jinai egzistuoja. Toje pačiai Prancūzijoje jinai egzistuoja. Jie skatina, reiškia, atiduoti naudotą automobilį utilizacijai ir už tai gausite nuolaidą pirkdami naują automobilį. Tačiau toks dalykas Lietuvoje tikrai kol kas yra, nematomas ir netgi galbūt nenaudingas, kai kuriais atvejais gali ir pakenkti. Na, lietuviai visiškai autoverslininkai, kaip tu gali automobilį tiesiog išmesti, tai tu jį dar gali išrinkti ir kam nors įsiūlyti ką nors. Taip. Aišku, kitas dalykas, jeigu už tą automobilį būtų suteikiama didelė nuolaida perkant kitą automobilį, šiuo atveju naują, tai galbūt ir būtų visai nieko. Tačiau tai iš kitos pusės gali vienas dalykas pabranginti tuos pačius senus automobilius, nes automatiškai 200-300 eurų vertės automobiliai taps verti 1000 eurų nuolaidos. Kitas momentas yra tas, kad pardavę tą seną automobilį ir gavę tą net ir didelę 1000 ar 2000 eurų nuolaidą, žmonės vis tiek nebus pajėgus įsigyti naujo automobilio. Na taip, nes matyt, net ir ekonomiškiausia ir mažiausia, ką automobilį rinkat, perkant, kad ten ir kokią, nežinau, iš tų Nissanų, Renault, matyt, 15 000 reikia turėti. O kai galima įsigyti naują automobilį iki 10 000 eurų. Na vis tiek reikia pačiam 8 000 susimokėti. Taip. Ir kitas dalykas, klausimas, ar žmogus bus patenkintas vairuodamas Dacia. Taip, čia jau yra markės reikalas. Taip. Už tai matyt mes irgi kartais galvodami, kad lyg ir galėtų žmogus įsigyti už tą pačią sumą, kurią išleidžia ten tai pačiai 7-5 klasės BMW ar Audi A6, bet jis supranta, kad, kaip ir minėjai, matai pats, kad visgi esam konservatyvus ir mums ta markė, kuri yra pripažinta, tikrai nepakeis jos ten koks mažas Nissan Micra, duo labiau Dacia, kur visi kaimynai juoksis. Taip, teisingai. Tai turim savų tradicijų matyti ir ką jau padarysi. Beje, matai, ir paskutinis klausimas 2017. Brangs naudoti automobiliai ar nebrangs? Parduot savo turimą ar neparduot? Kol kas nėra matyti jokių tokių realių priežasčių, dėl ko automobiliai turėtų stipriai pabrangti. Kitas dalykas, ekonomistai prognozuoja degalų pigimą. Tai degalų brangimą iki 10%. Tai vėlgi brangimas gali priversti kai kurius žmonės atsisakyti transporto priemonių, ypač pigesnių transporto priemonių. Ir tos pigesnės transporto priemonės, kadangi jie bus nepajėgus su jomis važinėti, tai jie automatiškai norės galbūt pasiimti didesnę pinigų dalį. Bet tai yra sunkiai pamatuojamas toks parametras ir kol kas prognozuoti automobilių brangimą kol kas nėra jokio pagrindo. Susitiksim, Matai, po 3 mėnesių, tuomet ir pažiūrėsim, šio brangom ar pigom, ar ne? Matas Buzelis buvo su mumis, Autoplius LT plėtros vadovas. Judame tolyn ryto kelyje dažniau. Ačiū, Matai, iki. Viso.